Gauti dovanų taip paprasta. Imkite Baltikum skaitmeninę televiziją atnaujintą įspūdingomis HD programomis. Kartu griebkite spartų į Baltikum internetą ir jums įteiksime staigmeną išmaniąją apyrankę, kurios norės visa šeima. Įspūdingos dovanos kartu su Baltikum. Pirmadienio sausio 11 dienos Jurbarko žiniose matysite. Savivaldybėje apdovanoti kalėdinių puokščių konkurso dalyviai ir viešųjų miesto erdvių puošėjai. Kauno apygardos probacijos tarnybos savivaldybių probacijos skyriaus Jurbarke inspektorė Inga Molevaitė 4 moterims dovanojo naujametinių švenčių nuotaiką. 6-ojo Jurbarko krepšinio lygos rato staigmena. Girdžiai savo pirmąją pergalę šiame sezone iškovojo dvikovoje su Aura. Praėjusią savaitę švenčiant 3 karalius Jurbarko rajono savivaldybėje vyko 2015 metų kalėdinių puokščių konkurso dalyvių ir miesto puošybos grupių apdovanojimai. Apdovanojimų atvyko atsiimti konkurse dalyvavę rajono mokyklų, Jurbarko 3-ojo amžiaus universiteto, bendruomenių grupių nariai bei floristai. Visiems jiems už dalyvavimą 2015 metų kalėdinių puokščių konkurse bei sukurtas nuostabės puokštės buvo įteiktos padėkos ir saldžios dovanos. Po rajono vadovų sveikinimo kalbų komisijos pirmininkė švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Zita Tytmonienė paskelbė konkurso rezultatus. Mokinių grupėje pirmoji vieta atiteko Jurbarko Ąžuoliuko mokyklos Giliukų priešmokyklinio amžiaus vaikų grupiai už puokštę Paukštelių laiškas nykštukams. Antrosios vietos atiteko Jurbarko vaikų lopšelio darželio nykštukas grupiai Vyturiukai, parodai pristačiusiai puokštę Kalėdų belaukiant ir neformaliojo vaikų švietimo programos Eko kūrybinių dirbtuvėlių, kuriai vadovauja laisvoji mokytoja Sandra Melkaitytė, Jurbarko vaikų dienos centro grupiai už puokštę Prie kalėdinės arbatos. 3-oji vieta buvo skirta Jurbarko Ąžuoliuko mokyklos specialiai lavinamai grupiai sukūrusiai puokštę Sušilk prie kalėdų eglės. Ir Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos jaunųjų miško bičiulių būrelio nariai, 1 G klasės mokiniai Idai Masaitytė už puokštę Kviečiu puodelio kalėdinės kavos. Floristų grupėje 1 vietą laimėjo Jūratė Stanaitienė ir jos puokštė Linksmų švenčių. 2-oji vieta atiteko Rūtai Stasiulienei už darbą romantiką, o 3-osios vietos Laurai Stanaitienei už puokštę Jaukių švenčių ir Jurbarko 3-ojo amžiaus universiteto menų fakulteto floristikos skyriui sukūrusiam puokštę Miško pasaka. Jurbarko miesto bendruomenių narių grupėse 2-oji vieta atiteko Jurbarko Ąžuoliuko mokyklos administracijai, pristačiusiai puokštę Apelsinų medis. Už naujametinės nuotaikos sukūrimą, puošiant viešasias Jurbarko miesto erdves, padėkos buvo skirtos Jurbarko miesto mokykloms, Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklai, Vytauto Didžiojo bei Naujamiesčio pagrindiniams ir Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijų mokiniams, jų mokytojams bei vadovams. Po renginio pakalbinta komisijos pirmininkė džiaugiasi pirmą kartą organizuotu, bet tikrai pavykusiu renginiu bei tvirtino, kaip ir visuose konkursuose, taip ir šiame sunkiausias darbas teko komisijai. Aš labai džiaugiuosi, kad atsirado žmonių, kurie ryžosi dalyvauti konkurse. Taip, iš tiesų, mokyklose šitie konkursai vykdo, bet tai uždarose bendruomenėse. Toks didelis konkursas savivaldybėje vyko, kiek pamenu, tai 1 kartą. Ir aš jo nenusivyliau. Iš tiesų, puokštės gražios, žmonės kūrybingi. Mes pagal nuostatus kvietėm 3 grupės – mokinius, bendruomenę ir floristus. Visos grupės atsiliepė. Aišku, bendruomenės buvo mažiausia puokščių, tik 2. Bet aš tikiuosi, kad ateityje bus tikrai daug ir gražių puokščių iš bendruomenės narių. Apie darbus. Mane nustebino vaikų paprastumas puokščių. Na ir žinoma, floristai, kurie yra specialistai šitos srities, savo kūrybiškumu, savo noru perteikti tą kalėdinį džiugesį. Komisija yra toks organizmas, kuris turi labai priimti sudėtingus sprendimus, nes visos puokštės yra savotiškai gražios, be galo gražios, nes jos yra sukurtos žmonių. Įdėta širdis, įdėta kūryba. Tai iš tiesų komisijai buvo labai sudėtinga apsispręsti, todėl ir buvo kelios 2, kelios 3 vietos. Tai ko gero ir paaiškina, kad mums buvo sprendimus priimti labai sudėtinga. Ruošiantis praėjusių metų kalėdams savivaldybėje buvo subarta darbo grupė, kuri rūpinosi tiek miesto puošimu, tiek ir šio konkurso organizavimu.
Šiai darbo grupiai vadovaujantis vicemeras Saulius Lapėnas sakėsi esąs patenkintas visų šios komandos narių darbo bei prisidėjimu prie miesto gražinimo. Manau, kad tai geriausias pasireiškimas yra žmonių iniciatyvos savo rankomis, savo konkrečių darbų prisidėti prie tos kalėdinės šventinės nuotaikos sukūrimo Jurbarko mieste. Ir man atrodo, kad pats svarbiausias dalykas, kad mes sulaukiam šitos paramos. Ne vien tik tai pastabų ar pamintijimų, kaip reikėtų rengtis, puoštis, bet ir konkrečių žmonių darbų, kuriuos džiaugiamės radę ir pamatę, kaip jie yra įgyvendinti. Labai viliuosi, kad ir ateityje tokios iniciatyvos visada sulauks atsako ir galim tikėtis tiek moksleivių prisidėjimo, tiek bendruomenių, tiek atskirų kolektyvų, rengiant panašius renginius ir priemonės. Nors šventės praėjo, tačiau darbo grupė darbus tęs ir toliau. Vicemero teigimu, dabar šios grupės darbotvarkėje bus klausimai susiję su estetiniu miesto vaizdu, tokiu kaip išorinių reklamų bei kitų miesto veidą formuojančių išorinių vaizdinių tarpusavio derinimas. Kalba eina apie tai, kad šitos komisijos darbas turėtų vystytis toliau ir mes labai tikimės visuomenės pagalbos apsisprendžiant ir dėl mažosios architektūros formų, ir dėl gatvių apšvietimo, pastatų, iškabų, įvairiausių mažosios architektūros formų, kurios ir formuoja išskirtinį Jurbarko įvaizdį. Tiek svečiams, tiek patiems čia gyvenantiems žmonėms. Na ir svarbiausia, kad žmonės galėtų didžiuoti savo gyvenamąją aplinką. Moterims visos gražiausios metų šventės, tokios kaip Kalėdos ar naujųjų sutiktuvės, asocijuojasi ne tik su dovanų ar vaišių skirtų šventiniam stalui pirkimu, bet ir naujo rūbo šiai progai įsigijimu ir apsilankimų grožio salone. Deja, bet tai šiandien sau gali leisti tikrai ne visos. Vienoms šventinė šukuosena, makiažas ir manikiūras jau seniai tapo prabanga, o yra ir tokių, kurios ne tik jau seniai pamiršo kelią į grožio salonus, bet ir tai, kad jos yra moterys. Būtent tokioms, kurios pamiršo, kad yra gražios, paskutinę praėjusių metų dieną tai priminė Kauno apygardos probacijos tarnybos, savivaldybių probacijos skyriaus Jurbarke inspektorė Inga Molevaitė. Keturioms, kaip ji pati įvardino savo globotiniams, padovanojusi, ko gero, kiekvienos moters svajonę. Naujus metus pasitikti ne tik pasipuošus naujų rūbų, bet ir apsilankius grožio salone. Tai viskas prasidėjo nuo to, kad visų pirma gruodžio pradžioje aš buvau paskelbus Facebook'e Dalinkimės gerumu akciją, kada buvo renkami rūbeliai, visi kiti daiktai, vežimukai, pliušiniai žaislai vaikučiam. Atsiliepė labai daug žmonių ir gruodžio 21-22 dienomis buvo tie daiktai išvežioti į šeimynas. Vežiodama tos daiktus aš susipažinau dar artimiau su tom šeimom, ypatingai su moterim. Pamačiau tokį dalyką, reiškia, kad čia yra mano grynai nuomonė, kad jos yra labai pamiršusios save, o mylėti save reikia. Jeigu mylėsi pats save, tai mylėsi ir kitus. Taip man kilo tokia idėja, kad galbūt aš galėčiau su grožio salonais, su drabužių salonais susitarti ir papuošti tas merginas. Ir aš labai džiaugiuosi, kad sutiko daug žmonių sudalyvauti šitame projekte, kurį aš pavadinau Gyventi galima kitaip. Ir čia yra tęstinis variantas po akcijos Dalinkimės gerumu. Esu labai nustebinta, kad tiek žmonių sutiko dalyvauti, nes pradžioj kažkaip skeptiškai galvojau, pabandysiu, bet nepabandęs nesužinosiu, tai aš pabandžiau, sužinojau ir esu labai laiminga dėl to. Ir šiai dienai turim 4 viso moteris, kurios sudalyvavo šiame projekte. Viena moteris yra mūsų įskaitoje esančio vyro žmona. Jos visos yra labai gražios, tik tai reikia tą paryškinti. Ir aš pasistengiau, kad šiandien tai vyktų. Matydama, kaip iš paprastų ir gyvenimo nelepintų moterų virstama patraukliomis damomis, bei sulig kiekvieną minutę augantį pasitenkinimą savimi jų veiduose, pareigūnė ir pati džiaugiasi, jog prie šio jos sumanyto projekto prisidėjo toks didelis ratas, pačias įvairiausias paslaugas teikiančių verslininkų.
Buvo sutarta ir su vaikų kambariu, kulverstuku, buvo susitarta ir su drabužių salonu Aira. Čia, kur mes dabar esam, tai yra grožio salonas Krista. Be galo sudėkinga šitom visom moterim. Taip pat atvyks ir Kristina Zaksienė, kuri darys makijažą moterim. Kada mes nuvažiavom į parduotuvę, moteris buvo gana nedrąsios, bet aš jums pasakiau, kad mes šiandien turim grįžti į namus gražius ir aš manau, kad mums tai pavyks. Žinot, aš daugiausia klientų turiu vyrų savo darbe. Šiuo metu yra sudėtinga situacija, todėl kad dažnai vyrai smurtauja prie savo moteris. Todėl aš noriu, kad tos moteris suprastų, kad jos yra ne tik mamos, jos yra ne tik žmonos, bet jos yra ir moteris. Jos turi būti moteriškos, jos turi būti savim pasitikinčios ir šiandien aš labai pasistengsiu, kad jos tą suprastų. Vakar buvo sužaisto 6-ojo Jurbarko krepšinio lygos rato, kuris pateikė ne vieną staigmeną. Turnyrinės šio sezono lentelės penketas susidėliojo taip. Pirmoje vietoje su 5 pergalėmis ir 1 pralaimėjimu yra Jurbarkiškio LT komanda. Po jos rikiuojasi raudoni ir smalininkai turintys po 4 pergalės ir 1 pralaimėjimą, o 4 vietą nukritusi Aura yra surinkusi 4 pergalės ir 2 pralaimėjimus. Visą šį penketą užbaigė jungtinės pajėgos, turinčios 3 pergalės ir 1 pralaimėjimą. Pati įdomiausia vakar dienos kova vyko tarp Auros ir Girdžių komandų. Sunkiai taškas į tašką prasidėjusių varžybų pradžia buvo sėkmingesnė Aurai. Nors po 2 kėlinių jie pirmavo tik 4 taškų skirtumų, ko gero niekas nebejojo, kad antroje rungtynių dalyje Aurai įsibėgės ir laimės šį susitikimą. Deja, bet taip nenutiko. Ir trečiajame bei ypatingai 4 kėliniuose Girdžiškiai tiek gerai gynėsi po savuoju, tiek ir atakavo priešininkų krepšį. Be kelių savo pagrindinių žaidėjų žaidusi Aura kovojo iki pačios paskutinės sekundės, tačiau nuaidėjus teisėjo švilpukui, paskelbusiam rungtynių pabaigą, švieslentėje degė skaičiai 99-98 skelbė Girdžių ekipos pergalę, kuri jiems buvo pirmoji šiame sezone. Auros komandos lyderis Povilas Balčiūnas per šias rungtynes įmetęs net 41 tašką ir atkovojęs 14 kamuolių bei surinkęs 50 naudingumo balų, buvo pripažintas pačiu naudingiausiu 6-ojo Jurbarko krepšinio lygos rato žaidėjų. Povilui Balčiūnui vakar puikiai talkino ir kiti komandos draugai. 26 taškus įmetė Mantas Uznys, 16 pridėjo Dangiras Vinkšnaitis. Girdžių komandoje puikiai pasirodė Lukas Damušis, įmetęs 36 taškus, bei jo komandos draugai Edvinas Šlyteris ir Karolis Petrauskas surinkę po 28 ir 27 taškus. Per šį susitikimą buvo fiksuoti ir 2 nauji šios lygos rekordai. Net 9 tritaškius per 1 rungtynes įmetęs Girdžių komandos žaidėjas Karolis Petrauskas buvo pripažintas daugiausiai iki šiol tritaškių per 1 rungtynes pataikęs žaidėjas, o visa Girdžių komanda pasiekė komandinį rekordą įmesdama 16 tritaškių iš 45 bandymų. Kitose 6-ojo rato susitikimuose netikėtumų būta kur kas mažiau. Vilkai rezultatu 87-45 sutriuškino Viesulo vyrus, Poleris 81-59 įveikė Spartą, Jurbarkiškis LT nepagailėjo jungtinių pajėgų vyrų, kuriuos nugalėjo įtikinamu skirtumu 86-71, o Smalininkų komandos pranašumą rezultatu 70-67 turėjo pripažinti ZTS komanda. 7-asis ratas bus žaidžiamas jau po savaitės, sausio 17 dieną. Jame pačiomis įdomiausiamis rungtynėmis turėtų būti susitikimai tarp Auros ir jungtinių pajėgų bei Jurbarkiškio LT ir Smalininkų komandų. Sausio 12 dieną 18 val. Jurbarko kultūros centre bus rodoma autentiškų sausio 13-osios vaizdų kronika, o 19 val. Atvyks atminimo laužų akcija Būkime kartu. Laužai liepsnos aikštėje prie Jurbarko kultūros centro, taip pat Girdžių sąjūdžio, Skirsimnės seniūnijos bei Žindaičių skyriaus aikštėse. Sausio 13 dieną 8 val. Ryte visi kviečiami prisidėti prie pilietinės akcijos Atmintis gyva nes liudija, languose uždegant atminimo žvakeles.
o 10 val. Jurbarko krašto muziejuje vyks pilietiškumo pamoka sausio 13-osios atmintis neblėsta. Visą dieną čia veiks ir Zeno Zikos virtuali paroda sausio 13 nuotraukose. Vakare 18 val. Jurbarko švenčiausios Trejybės bažnyčioje bus laikomos šventos mišios už Lietuvos laisvės gynėjus. Sausio 19 dieną 18 val. Jurbarko kultūros centre bus rodoma komedija, kurioje žavingai padūkusios moterys viešai išpažins savo nuodėmes. Spektaklis Ne galiu tylėti, ne galiu mylėti kviečia į masinę juoko terapiją. Kitoks teatras Žvarbės rudens vakarais siūlo išbandyti naują juoko terapiją ir kviečia į pašėlusią komediją, kur susitiks 4 charizmatiškos krikštuojančios deivės – Gabija Ryškuvienė, Aušra Štukytė, Lina Rastokaitė ir Eglė Mikulionytė, pasiruošusius su gigantiška energija praskleisti savo neįtikėtinas gyvenimo istorijas. Į jų šurmulingą ratą įsilies ir profesionalių juoko terapeutų kvalifikaciją pretenduojantys gauti Džiugas Siaurusaitis ir Ramūnas Šimukauskas. Tas spontaniški, nevaldomi juoko seansai jums tikrai garantuoti. Bilietus galima įsigyti Jurbarko kultūros centro bilietų kasose. Sausio 22 dieną 18 val. Su gyvai grojančia grupe dainuos Inga Valinskienė. Jau 3 sezoną koncertuojanti gyvose koncertuose ir Jurbarkan atvykstanti su nauja programa. Ingos Valinskienės koncerte skambės visiškai naujos, specialiai Ingai sukurtos dainos, kurios jau puikuojasi Lietuvos topuose ir tampa žiūrovų atpažįstamos bei mėgiamos. Sunkiai dirbote ir taupėte geresniam gyvenimui ar sočiai senatvei? Būkite budrūs ir neatiduokite savo pinigų sukčiams. Niekada nemokėkite pinigų, jeigu telefonu paskambinęs asmuo prašo atlygio neva už jūsų giminaičio padarytą žalą. Niekada neįsiduokite, kur laikote savo santaupas. Atminkite, kad tik sukčiai prašo parodyti pinigus, kad galėtų užsirašyti banknotų numerius. Niekam nepatikėkite elektroninės bankininkystės prisijungimo kodų, net jeigu jums pranešama, kad yra didelių problemų su banko sąskaitomis. Niekas, nei policija, nei banko darbuotojai neturi teisės reikalauti jūsų atskleisti šių duomenų. Netapkite lengva nusikaltėlių auka, nepasiduokite sukčių provokacijoms. Patekus į sukčių spąstus arba įtarus, kad jūs bando apgauti, nedelsiant praneškite telefonu 112.